Sekmadienį mūsų šalies atstovai varžėsi net 4 rungtyse Roterdame vykstančiose Europos universitetų sporto žaidynėse. Lietuvos sporto universiteto komanda pergalingai pradėjo kovą dėl 9–16 vietų salės futbolo turnyre. Atkakliose rungtynėse rezultatu 4–3 įveikta Orebro universiteto iš Švedijos komanda. Nebloga diena vakar buvo ir Lietuvos stalo tenisininkams. Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas Andrius Preidžius nukeliavo iki aštuntfinalio, kuriame rezultatu 1–3 turėjo pripažinti lenko Pavelo Kozielos pranašumą. Tik aštuntfinalio barjerą sustabdė ir Ieva Vensovičiūtė, kuri rezultatu 0–3 nusileido Zagrebo universiteto atstovai Matėjai Magličič. Tačiau tiek Ievai, tiek jos komandos draugėms nuotaika turėjo praskaidrinti sekmadienį vakare įteikti bronzinį medalį už pasiekimus komandinėse varžybose. Komandos pasiekimą vertinu tikrai labai gerai. Prieš 2 metus Kordoboje merginos liko, aš nepamenu, ar 9 ar 10, tai norėjom pagerinti šitą rezultatą, tai vos net dvigubai geriau. Komandinės tai buvo puikus pasirodymas. Tikrai negalim sakyti, kad nesitikėjom gero pasirodymo, kadangi sąstatas yra puikus, žaidžia pačios geriausios Lietuvos žaidėjos. Ir aišku, tas iškovotas bronzos medalis tai yra puikus rezultatas ir aišku, kaip pačiom žaidėjom man labai smagu yra. Ir žinoma, Lietuvos rinktiniai vis dėlto mes čia atstovaujam Lietuvą, ne tik tai savo universitetą. Nekokios nuotaikos vakar tvyrojo Lietuvos edukologijos universiteto rankinio komandos stovykloje. Leu atstovų žygis medalių link nutrūko jau ketvirtfinalyje, kuriame rezultatu 29–33 nusileista Mino universiteto rankininkams. Mes su jais žaidėme irgi prieš 2 metus. Tai yra dar sustiprėjusi komanda, brandi, žaidžiantys vaikinai visi aukščiausiam lygiai ir tiesiog turbūt patirtimi jie šiandien buvo pranašesni prieš mus. Aišku, gaila, kad mes pralošėm šitas rungtynės, kurios buvo tikrai svarbios, mes ruošiamės, diskutavom kažkokių, ieškojom alternatyvų, kaip gintis akcentavom ir tiesiog pritrūko galbūt šiandien tokių minimalių dalykų, to užbaigimo situacijų, bet ir tos galbūt žaidybinės patirties, kurią parodė brandų žaidimą žaisdami varžovų. Gal jie turbūt geriau susižaidė, mes su jais, kaip kalbėjom prieš varžybas, pas juos yra tikrai iš didesnio universiteto surinkti žmonės, jie turi didesnį pasirinkimą. Jie visi žaidžia aukštuose lygiuose savo komandose. Tai tiesiog, tai buvo apylygės, manau, komandos, apylygė kova, tiesiog, kad pas mus gal truputį traumos išretino, nuovargis jaučiasi, todėl toks rezultatas. Nelabai kuo džiaugtis turėjo ir mūsų šalies tenisininkai. Kauno technologijos universiteto merginų komanda rezultatu 1–2 nusileido Marmaros universiteto tenisininkėms ir patyrė antrąjį pralaimėjimą turnyre. 2 pralaimėjimus savo sąskaitoje turi ir Vilniaus universiteto tenisininkai sekmadienį taip pat rezultatu 1–2 nusileidę Kozminskio universiteto atstovams. Martynas Balevičius, Andrius Kazakaitis, Roterdamas.